Sveiki, mėlyjei, su jumis Aldona, kuri jau daugiau nei 10 metų stengiasi atrasti tos laimės, tos ramybės, to džiaugsmo paslaptį. Ir pagaliau dalinuosi savo atradimais jau vis arčiau ir giliau, iš tikrųjų, kad tos paslaptis atradau. Ir tuo suvokimu, kuris padeda jaustis laimingai, ramiai ir džiaugtis gyvenimu ir jaustis laisvai. Tai šiandien noriu pasidalinti su jumis suvokimu, ką reiškia būti čia ir dabar, kuris padės tada mums atpažinti ir tada stebėti tas vietas, tas situacijas, tos jausmus, tas mintis, kas ir leis mums po to jaustis laimingu, džiaugsmingu ir ramiu. Tai pirmiausia, ko mums reikia, kad mes būtume laimingi, džiaugsmingi ir ramus, tai yra suvokimas. O po to jau prasideda, aišku, ir praktikos. Tai viską darysime ir šiandieną būtent suvokimas apie tai, ką reiškia būti čia ir dabar, nes ko gero socialinį medijoje girdite labai daug apie tai. Bet parašykite, pasidalinkite, ar tikrai pajautėte, išmokote, ką reiškia būti čia ir dabar. Šią žiemą iš tikrųjų turėjau didžiulę patirtį, ką reiškia būti čia ir dabar, nes jinai buvo ši žiema man labai rami, ypatingai rami negu visos kitos, kadangi buvau su sveikata, turėjau problemų, tai buvau namuose. Ir po to dar virusas užėjo, dar vienas, kuris visai paguldė į lovą. Ir tą laiką aš praleidau tiesiog su būtent šiuo suvokimu, kurį ir pasidalinsiu jums šiandieną, ką reiškia būti čia ir dabar. Ir visą žiemą leidau savo tiesiog būti. Tai buvo, ko gero, vos nesunkiausia praktika, kokią esu atlikusi. Neskaitant dar, aišku, dėmesio koncentravimą. Bet tiesiog būti tai irgi yra veiksmas, kada tu gaudai mintis, gaudai jausmus ir leidi jiems tiesiog praeiti, o ne puoli imtis veiksmų paskui mintis ir paskui jausmus. Leidi jiems būti toms mintims ir tiems jausmams ir tiesiog pats nieko nedarai. Tai reikalauja labai daug išmanimo, tai reikalauja labai daug pastangų. Ir tai pamažu po to pradeda džiuginti ir tapti įpročiu, ir kurį dar galima gilinti, įdedant vis naujos pastangos, ir taip randasi ta tokia buvimo čia ir dabar tiesiog būsena. Aišku, mintys ir jausmai dažnai būna pirmi. Bet kada jau pagauni tą džiaugsmą, tą akimirką būti čia ir dabar, jo nori vis daugiau, tai dėmesio skiri vis daugiau tam ir mintys su jausmais po truputį pradeda rimti, o daugėti pradeda stebėjimo savęs, kad tiesiog esu čia samajam laike, tiesiog čia ir dabar. Tai pasidalinsiu šiandieną su jumis skaidrėmis, darysim, kur čia sharing. Ir pažiūrėsim, ką reiškia būti čia ir dabar. Tikiuosi, man leis pažiūrint per visą ekraną. Kodėl man neleidžia per visą ekraną? Tuoj žiūriu, ar leis jums matyti per visą ekraną. Na, niekaip nesuprantu. Kodėl man neleidžiasi? Na, ir vėl man jisai kažkodėl nelabai nori leisti dalintis. Tuoj vieną sekundę, aš atsiprašau, bet jau taip kažkodėl. Dar kartą bandau, kad tik tais leistų. Jei ne, tai tada
Įkelsiu į YouTube video ir turėtų matytis. Dar kartelį. Taip. Taip, bet dabar, bandom dabar mes. View model gal. Vis tiek užspaudė padarė. Ajajajai. Ajajai. Na, ir vėl teks man ne per visą ekraną pasidalinti. Uf. Teks šitą mažą problemytę po to išspręsti man. Nu, nelabai gerai. Ką darysim? Na, bandysim daryti taip, kaip yra. Na, tai yra svarbiausia, ką girdėsit. Jeigu matyt norėsit, galėsiu skaidrės aš jums atsiųsti. Jau kitam video prižadu sutvarkyti šitą reikaliuką, nes man kažkaip tais. Taip. O jeigu taip, kaip smagu naujus dalykus išmokti. Vis tiek matau, kad rodo taip, na nieko. Gerai. Ką darysi? Taip, svarbu, ką girdėsite. Gerai. Tai visų problemų sprendimas iš tikrųjų yra buvimas čia ir dabar ir ką jau turbūt girdėjau tikrai ne kartą ir ką tai iš tikrųjų reiškia. O reiškia, tai jums tuoj papasakosiu per savo istoriją, gal truputį bus pasidarys aiškiau. Tai iš tikrųjų tavo laimingo gyvenimo paslaptis yra susideda iš 3 dalykų. Kiek jau man teko per daugiau nei 10 metų atrasti, dauguma kalba iš kiekvienas iš savo pozicijų, bet pati esmė vis dėlto yra viena. Ir ta viena, va šiandien pabandysime ją pagauti. Ir dar iš tikrųjų pasidalinsiu ir po to, ką tai reiškia. Bet šiandieną būtent pabandykim pagauti vis pagrindą to sąmoningumo. Tai tas pagrindas sąmoningumo susideda iš 3 šitų dalykų. Tai tu nesi tavo mintis. Ko gero jau kiekvienas esate pastebėję tokių akimirkų savyje, kada tiesiog kažkas įvyksta arba tiesiog jaučiatės toksai kitaip visai. Ne, arba tiesiog pamatot mintis savo, bet stovit ir nesielgia taip, kaip mintys liepia. Ne? Tai arba tiesiog pasidarykit pratimą, galit padaryti, kad ir dabar. Pajauskit savo pirštus kojų, pajauskit savo kojas, savo klubus, pilvą, rankas, kaklą, galvą. Kaip jaučiasi kūnas. Ir kaip manot, kas stebi tą kūną? Tai va, čia jums yra atsakymas į pirmąjį, tu nesi tavo mintis, bet čia taip trumpai. Antras, esamas momentas yra viskas, ką mes kada nors turėjome. Vau, čia buvo didžiulis aha momentas ir tuoj papasakosiu, ką jisai reiškia. Ir trečias, priėmimas kaip yra. Vienas iš sudėtingiausių. Bet tam reikia suvokimo, tam tikro mąstymo, kurį mes po truputį ir išmoksim. Ir tada galėsim prieiti prie savo žmonijos, žmogaus būties pagrindų, kurie yra kiekvieno mūsų jau viduje nuo pat mūsų gimimo. Tai yra laimingo, meilės pilno
laisvės, ramybės ir džiaugsmo gyvenimu. Tai va, pradedam nuo pirmo. Tu nesi tavo mintys. Parašykit, pasidalinkit savo istoriją, ar jau esate tai pastebėję, kaip jums sekėsi ir kas jums labiausiai trukdo. Tu nesi tavo mintis, tai tavo protas. Ir trumpai mano istorija, nes padarysiu aš dar ir kitą po to video plačiau apie tai. Įsivaizduokit taip, ne? Kada tu gimsti pilnas, tavo viduje, įsivaizduokit tą kūdikį iki 3 metų. Tai viduje pilna meilės, pilna džiaugsmo, pilna ramybės ir atsipalaidavimo ir laisvės, ne? Ir priklauso nuo to, kokioje aplinkoje augi, po to nuo 3 metų, nuo 2-3 metų, pradedame mes suvokti pasaulį. Pasaulį, kaip įdomu, iš tikrųjų, mes pradedame suvokti kaip žodžiais. Ir dar stebėdami kitų žmonių reakcijas. Tai jeigu man teko užaugti tarp aplinkoje, kur dauguma buvo suraukti, pavyzdžiui, ne, pikti, rėkiantys, nervuoti, aišku, stresas, ne, tenais. Ir žodžiai buvo vartojami, daleiskim, patys paprasčiausi ir rusiški, ir nerusiški, ir negražus, ne? Tai aš nuo 3 metų, ką jau pradedu įvardinti žodžiais iš kitų pagaudama, tai taip aš susidedu į savo galvelę, susidedu tokį požiūrį į pasaulį, į kurį aš atėjau. Na, iš tų negražių žodžių, iš to negražių veidų surauktų, iš tų jausmų tokių kaip nesaugumo, ne, kaip agresyvumo ir baimės. Ir žodžių, aišku, kokius aš girdėjau aplink save žodžiais, ir taip susirinkau tokius pavadinimus apie pasaulį. Nuo tokios aplinkos priklausė, kurioje aš augau. Tai man teko tą bagažą, tokį vaizdinį visą apie pasaulį, žmonės ir save susidėti lėtinio streso aplinkoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mokslo net įrodyta, jeigu matot šitą paveikslėlę, tai reiškia, kad mano galvelėje, mano smegenyse vystėsi tik tais tam, kur matote, kur daug raudono ir daug juodo, ne? Tai mano smegenyse vystėsi, kur daug juodo yra. Kur daug raudono yra sveiko žmogaus augančio sąmoningoje aplinkoje smegenys kaip atrodo, ne? Tai, kad išsivysto tiek kairysis, tiek dešinysis smegenų pusrutuliai vienodai, ne? Ten mato ir pykčio, bet mato ir džiaugsmo, mato ir daug laimės, ir atsipalaidavimo, ir daug fainų reakcijų, ir daug liūdnų reakcijų, ir jos abi išsivysto vienodai, ne? Ir kadangi man teko užaugti aplinkoje, kur buvo daug streso, tai mano smegenys išsivystė vienos dalelytės išsivystė daug daugiau negu kitos. Reiškia, aš perėmiau neigiamą požiūrį į pasaulį, susikraudama to žodžius ir tas reakcijas visokias, kokias aš tik tais mačiau augdama. Ir kadangi aš susikroviau, kur matot, kur labai daug juodo. Tai įsivaizduokit, jeigu aš iki 3 metų aš buvau visa, galima sakyti, pilnatėlė, tobula, ne, kai mes visi tobuli, tiesiog gimstam tobuli, su tuščiu savo smegenų bagažiuku. Ir po to jau priklauso, ką mes susikraunam į save. Tai jeigu aš aplinkoje susikroviau viskas, kas neigiama, tai įsivaizduokit, kokios tada vyravo mano mintis. Pažiūrėkite į tą paveiksliuką, kur daug juodo. Tai jeigu aš užaugau neigiamoje aplinkoje, tai aš aišku, kad ir išvyščiau labai daug neigiamos smegenų pusės. Tai kokios, galvojat, buvo mano mintys nuo pat tada mažens?
Nu tai aišku, kad vyravo ir mano ir kuo blogiausios neigiamos mintys. Ne? Tai iš tikrųjų, ką mes matom čia, kad su mumis viskas yra gerai, iki 3 metų, kol mes kol mes dar nesuvokiam pasaulio. Taigi, tai ką tai reiškia? Tai kad su mumis yra viskas gerai. Tik tais neišsivystė, pavyzdžiui, mano atveju, teigiamo požiūrį į pasaulį smegenų pusė. Tai reiškia ką? Tai reiškia tiesiog man trūksta įgūdžio matyti teigiamus dalykus. Ir va, būtent ką reiškia sveikos tos smegenys, tai reiškia sveikos smegenys išsivysto taip, kad jos turi įgūdžius save išreikšti kaip asmenybę, komunikuoti su kitu žmogumi, koncentruoti dėmesį, atsiminti dalykus iš praeities, ir juos pritaikyti dabar esamai situacijai, ką reikia padaryti. Emocinio intelekto, savireguliacijos įgūdžiai, lankstaus mąstymo, socialinio mąstymo, tai yra sveikos smegenys. Kadangi aš augau lėtinėme strese, tai pas mane šie įgūdžiai yra išlavinti labai labai mažai. Ir už tai taip atrodo, kad man ir atrodė, kad yra sunku gyventi. Bet tai tik dėl to, kad įgūdžiai matyti gerus dalykus ir tiesiog save reguliuoti ir emocijas reguliuoti ir su kitais bendrauti, aš neturiu pakankamai didelio įgūdžio, kad jis galėtų nusverti mano tavo neigiamus įgūdžius. Ir viskas, reiškia, su manim yra viskas gerai. Tik tai išlavinta truputį kitokie įgūdžiai, negu reikėtų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš dabar po truputį lavinu tuos įgūdžius, kurie reikalingi laimingam, sveikam, džiaugsmingam, pilna meilės gyvenimui. Ne? Taigi pasikliovimas vien tik protu ir yra mūsų visų problemų priežastis. Tai pažiūrėkit į mano situaciją, į mano istoriją, jeigu pastebėjote. Tai ką sakiau, kadangi užaugau lėtiniam strese aplinkoje, susirinkau tik tais neigiamas reakcijas ir neigiamus žodžius, tai kai ir mano neigiamos ir mintys visos buvo ir neigiami jausmai. Tai ar aš galiu pasikliauti tik tais mintimims, ką aš galvoju? Nu tai jeigu aš jomis pasikliausiu, tai jos mane ir nuvedė 40 metų iki to, kad mano sveikata streikavo, santykiuose buvo daug nepasitenkinimo, komunikacijoje su darbuotojais, su draugais irgi daug nepasitenkinimo, daug pykčio, vadovavimo, agresijos. Tai yra pasikliovimas protu, nes aš taip užaugau. Ar jis man atnešė laimingą gyvenimą? Ne, atnešė dar daugiau streso. Bet aš to nežinojau. Kodėl? Nes nesuvokiau. Kodėl? Nes neturėjau informacijos. Kadangi šiuo metu viskas yra labai prieinama ir Dievas ir mes gimstame su ta vidinė šviesa, tai ta šviesa mane vedė būtent prie šitų atsakymų. Už juos esu be galo dėkinga ir dalinuosi su jumis. Tai ar pavyko pagauti, kad jūs nesate jūsų mintys, nes jūsų mintys yra tik tais tai, ką jūs išmokote nuo 3 metų iš savo aplinkos. Bet jūs nesat jos. Jūs esat kas? Mūsų pagrindinis, tas visas pagrindas ir šaknis ir tai, ar žinot, kaip atsiranda embrionas, kaip kūdikis prasideda. Niekas nežino, netgi ir mokslas, kaip susitikus spermatozoido kiaušidėje susidaro embrionas. Kaip susidaro gyvybė? Gyvybė susidaro stebuklo būdu. Tai tas stebuklas mes esame. Jau mes esame susidarę stebuklo būdu. Ką tai reiškia stebuklo būdu? Tai reiškia, kad mes, ir jeigu pasidomėsit mokslu, tai tas embrionas yra geltonos spalvos. Pasižiūrėkit, ką reiškia religijose ir ką reiškia geltona spalva. Geltona spalva tai yra šviesa, tai yra nušvitimas, tai yra džiaugsmas, tai yra turtai,
Tai yra laimė, tai yra džiaugsmas, tai yra meilė ir ramybė. Tai mes iš to gimstame, iki 3 metų tuo būname, iki tol, kol nesuvokiam, mūsų smegenys nėra dar pasiruošę išsivystę suvokti pasaulį, tai mes tuo būname. Tai mūsų tikslas užaugus grįžti į tą būseną, nes mes jie esame, tik tai kas mums tai trukdo padaryti, mintys ir jausmai susikrovę nuo 3 metų iki dabar iš aplinkos. Jeigu jūs papultumėte dabar į aplinką, kur vien tik nušvitę žmonės, kaip manot, kiek truktų jums, kad ir jūs toks pasidarytumėte? Taip, tai užtruktų, bet tokioje aplinkoje augantys ir tokiais žodžiais bekalbantys, tokius reakcijas, jų jausmus, jų emocijas, jų visas matantys, pamažu ir jūs tokiu taptumėte. Nesvarbu, kad jau esate suaugęs. Tai lygiai taip pat nutiko mums, kad nuo 3 metų ką mes susirinkome, tai padarė mūsų asmenybę. Bet iš tikrųjų mes tai esame, asmenybė yra tik mūsų ta išsivystymo tas lygis, ne? Bet mes esame gyvybė. Ne? Tai ar galim pasikliauti vien tik tais asmenybę? Matome tik tiek, kad asmenybė yra tas, galima sakyti, produktas aplinkos, kurioje mes išaugame. Bet ir jeigu mes tuo esame nepatenkinti, ir valio, kad esame nepatenkinti, reiškia mums laikas ieškoti prieimo, suvokimo, praktikų, žinių, kad vis daugiau prieitume prie savęs to tikrojo, nes pasaulio žmonės ir tu ir aš nesame neigiami. Mes esame gimę iš šviesaus stebuklo rutulio, to gemalo. Tai mes juo ir esame. Ir mūsų tikslas ir prieiti būtent prie jo, kaip nuraminant protą, gaunant mintis, ir tai padarysime mes truputį vėliau, gerai? Bet dabar mums trūksta to būtent suvokimo, kurį turint mes jau pradėsime tai pastebėti. Okay? Tai tas patrūkumas įgūdžių, kadangi mums augant tam tikroje aplinkoje išmokstame tik tai tom tikrus dalykus, tai mes ir pradedam tuo galvoti, tą jausti ir tuo gyventi. Ne? Tai ką duoda mums nuolatinis buvimas mintimis? Tai aš nuo pat mažens atsimenu mokykloje ir visur, kadangi man pasaulis buvo baisus, pilnas pavojų, nes nuolat reikėjo saugotis, kad išsaugoti savo gyvybę, kad man nieks nenutiktų, kad aš nesušalčiau, kad aš iš alkio nenumirčiau, tiesiog nebuvo suteikta sąlygų, aš nuolatos mintimis ir jausmais turėjau saugotis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad susikurti savo pasaulėlį, susikurti minčių apie tai, kas jau buvo, ir apie tai, kas fainai, kaip ateityje iliuzijose, kas galėtų būti. Ne? Ir taip susikur iš aplinkos, kada tau nėra laiko tiesiog būti ramiai, sėdėti ir kvėpuoti, ne, kaip vaikui, ramiai, nes nebuvo aplinkoje, man paimti šito pavyzdžių, kad sėdi, medituoja, kvėpuoja ir yra čia ir dabar. Ne. Man augant buvo, kad reikia eiti, daryti ir prievartą, ir agresiją, ir tuo metu tau reikia tiesiog išgyventi. Tai kai taip tiesiog nebuvo to pavyzdžio, tai kaip užaugau iki šiol, tai gyvendama savo mintyse, praeity, ateity, pažiūrėkim, kokios būna tos mintys, aš neverta, kai taip dariau, buvo taip, susimoviau tada, aš niekad nemėgau, aš niekad nepritapdavau. Arba gyvenu į priekį, aš tikiuosi, kad aš norėčiau, kai gausiu, tai bus gerai, tada jau galėsiu, reikia daryti, taip, būti tuo, tada jau. Kodėl? Todėl, kad man būti čia ir dabar, tiesiog tuo momentu gyvenime man neišsivystė smegenyse ta dalis, kad man yra saugu ir gera ir ramu. Man nuolatos reikėjo mano mintims, mano kūnui, mano jausmams reikėjo nuolatos stengtis išgyventi. Tik tai likščiausi sveika.
kad nekiltų pavojus, ne? Arba pavojus, kad nekiltų man grėsmė gyvybė. Tai va taip ir paskui gyveni likusius visus savo metus iki kol suaugęs, paskui jau tavo kūnas tiek išvargsta, kad tu jau tiesiog nebegali to pakelti ir pradedi ieškoti atsakymų, kad gali būti kitaip, o ypatingai, kai matome jau žmonės, kurie yra tikrai gyvena va, iš savo to pagrindo, kad gyvenimas, jeigu jau skirtas tau iš to embriono šviesaus, tai tu ir gyveni fainai su ta šviesa. Ir va tie atsakymai privedė iki to. Ir galite savo dabar užduoti net klausimą, pamėginti, ar galiu būti be minčių, kada tik noriu, ar turiu atradęs išjungimo minčių mygtuką, ar gali asmuo su trūkumu įgūdžių pasikliauti tik protu. Va čia iš mano istorijos parašykit, ką manote jūs. Nes aš atradau, kad aš negaliu pasikliauti savo mintimis, nes jos įsirašė, jos, kaip ten sako, dabartis tai yra tavo praeities įrašas. Gyveni dabartį iš tai, ką įsirašė mintys iš praeities ir tai, ką jos dar prisisvajoja, prisiiliuzuoja, kas bus ateityje. Ar galima iš tikrųjų pasikliauti protu, jeigu užaugę aplinkoje, kurioje nebuvo sąmoningų žmonių? Sąmoningų tai reiškia, kad jie va būtent turi tuos 5 įgūdžius. Savireguliacijos ir komunikacijos, ir dėmesio koncentravimo, ir socialinio mąstymo, ir lankstaus mąstymo. Tie 5 įgūdžiai yra sveiko žmogaus įgūdžiai. Ir jeigu aplinkoje nebuvo pas tave, tai ar gali tada pasikliauti tuo, ką jauti ir tuo, ką galvoji, nes tai, ką galvoji, sukelia tau jausmus, nors tu iš tikrųjų tiesiog esi fainas ir viskas aplinkui yra faina. Ką reiškia aš ne mano mintis, tai čia matome tokį paveiksliuką, kad mes jas tiesiog stebime. Tai ką jau padarėme tą pratimą, ne? Galime dar kartą pratęsti tą pratimą, su kurio aš video pradėjau. Tai yra, kad, pavyzdžiui, užsimerkit ir kaip jaučiasi dabar jūsų vidus. Kokie jausmai yra. Aš matau, kad yra truputį jaudulys. Truputį jaučiu, kad yra nerimo. Bet ir matau fainą, kad matau džiaugsmą. Tai matau šviesą. Ir dabar atsakykime savo, o kas tai stebi? Kas mato tas jausmus? Arba pabandom su mintim. Tai va, mums reikia būti tuo stebėtojui. Tai yra išmintis, kurios dabar žmonėms labiausiai trūksta. Ką sužinome, mes tiesiog nepaimame į kūną savo. Ar tai tinka mano kūnui? Ar tai jaučiasi man gerai? Kokios mintys man tada kyla? Galim pratęsti toliau pratimą, kad užsimerkit ir, pavyzdžiui, stebėkit dabar mintis. Ne? Kas tas mintis stebi? Kaip manot? Taip, tai esat jūs. Taip, ir jūs esat dangus. Man šitas koks fainas palyginimas, kai dabar taip dažnai pradėjau žiūrėti į dangų. Jūs esat, kaip visada, fonas, esat su lėktuvu skridę, kai pakyli virš debesų, ten viskas mėlyna ir gražu ir lygu ir faina, ten, ne? Ir tai va jūs ir esat tas dangus. O mintys yra tiesiog debesis. Tai mums reikia to vidinio, viduj, va tos būsenos su ją susigrąžinti. Ir galim labai lengvai ją pasidaryti, nes vien tik tai nukreipdami vis kuo dažniau savo dėmesį ir to tik daugės, o debesys pradės labai lengvai ir laisvai plaukti. Viskas ir nebetrukdyti mums gyvenime būti laimingiems ir pilniems meilės ir džiaugsmo. Tai va, ir praktika dar viena, jeigu norite, atsisėskit ir stebėkit savo kvėpavimą, savo kūną, mintis. Kas yra labai svarbu? Be teisimo, be vertinimo ir įvardinimo. Ar dangus debesis įvertina teisę ir įvardina? Ir teisė ir vertina? Ne, jie tiesiog yra. Ar gali būti savo mintis, ar gali būti tu mintys, kai save stebi?
Tai jeigu tu esi mintys, tai kas tada jas stebi? Ne, nes tu stebėtojas esi tuo metu. Tai va, mums čia ta praktika atsitapatinti nuo minčių ir nuo jausmų, nes jūs jas stebit, jūs esat kažkas daugiau. Taip? Tai va, kaip ir tam paveikslėlė, ne? Tai mintis yra tiesiog debesys. Jūs esate dangus, sėdit ir stebit jas. Pabandykit praktiką su dangu. Čia ta praktika, tai vadinasi taip, man iš pradžių būdavo sunku suvokti, ką tai reiškia ta praktika stovėti, stebėti dangų ir debesis. Nieko nesuprasdavo. Bet to, žinot, kas man labai padėjo? Beklausant savo mokytojų žodžių, aš pradėjau įsivaizduoti vaizdinius. Tai reiškia, per vaizdinį jau pradėjo įeiti tai į mano visą kūną. Ne tai, kad taip tiesiog stovi ir žiūri. Ir dar pradedi teisti, įvardinti ir vertinti, o ką aš čia turiu pajausti, ką aš čia turiu pamatyti. Tai jau tiesiog mintis yra. O mums reikia ką? Tapti tiesiog stebėtojai. Tai reiškia, kad aš pradedu susidaryti vaizdinį, kad aš stebiu debesis, dangų. Ir mano galvoje, netgi dabar, kalbėdama su jumis, aš matau mėlyno dangaus vaizdą, kuriame plaukia debesys. Ir jau mano protas išmoko naują įgūdį. Pagal naujus, net gražius žodžius sukurti gražų vaizdinį. Tai reiškia ką? Kad mano gyvenime pradės daugėti daugiau gražių vaizdinių ir daugiau gražios aplinkos, daugiau gražesnių, šiltesnių žmonių, ne? Nes aš jau į tą pradėjau kreipti dėmesį. Va, kaip išdaviau aš jums paslaptį. Pabandykit. Ir toliau. Tai va, va tas tarpas, žiūrėkit, ką mes darėm tą praktiką. Jūs stebit savo kūną, stebit savo kvėpavimą, padarom pratimą dar vieną. Per 3 įkvėpiam, per 4 sulaikom ir per 5 iškvėpiam. Kaip manot, kas stebi tą kvėpavimą? Ir kai jūs darot tą kvėpavimą, jūs negalvojat, jūs nejaučiat, jūs tiesiog stebit. Jūs tiesiog būnat. Tas vat buvimas tiesiog jau ir vadinasi buvimas čia ir dabar. Tai va tas tarpas susidaręs tarp minčių ir stebėtojo vadinamas suvokimu, buvimas esamajame laike. Ir kvėpavimas vienas iš pačių geriausių pratimų, kas leis jums po truputį tą tik daugint ir tuo tapti. Papraktikuokit tai pati paprasčiausia praktika. Per 3 įkvėpiam, per 4 sulaikom ir iki 5 skaičiuojam išleidžiam orą. Taip, nes tuo metu, kas vyksta, mes nepuolam sakyti, mes nepuolam galvoti, mes nepuolam jausti, nepuolam nieko daryti, ką mums pakužda mintis. Mes tiesiog pasirenkam, ką norim jausti, ką norim sakyti, ką norim daryti. Nes kodėl? Nes todėl mūsų dėmesys į kvėpavimą ir iš jo mums tada pradeda kuždėti iš vidaus, iš to embriono mūsų šviesaus, ką mes turėtume daryti ir ką mes turėtume sakyti ir ką mes turėtume jausti. Mes nesusitapatinam su aplinka, bet mes iš savo vidaus, būtent kvėpavimo pratimo dėka, pradedam tą elgtis toliau. Pamėginkite, parašykit, kaip sekėsi. Ta akimirka, kai jūsų dėmesys nukrypsta į stebėjimą, pajuntame savąjį buvimą, tylą ir ramybę. Tai yra žymiausio dvasinio mokytojo Eckhart Tolle žodžiai, kuris yra nuostabus.
savo srities specialistas, būtent būti čia ir dabar. Tai jeigu nukreipsi dėmesį, aš dabar tiesiog noriu stebėti, pasakykit savo, aš tiesiog noriu dabar stebėti savo mintis, savo jausmus ir savo kvėpavimą. Stebėti, nebūti mintimis, jausmais ir kvėpavimu, bet aš noriu stebėti. Ir va tas stebėtojas ir esat jūs čia ir dabar. Štai ir atsakymas jūsų yra ir ką reiškia būti čia ir dabar. Kad jūs liepiate savo, neliepiat, tiesiog pasakot, aš dabar noriu tai daryti. Tiesiog stebėti. Ir kai esat su žmonėm, kai esat su gyvūnais, kai esat gamtoj, kai esat darbe, kai esat namuose, nesvarbu kur, savo sakot, aš noriu stebėti savo mintis, savo kvėpavimą, savo jausmus. Stebėti. Ir to tik daugės ir tas stebėtojas ir esat jūs čia ir dabar. Ir tai jums, turint šitą suvokimą, jums norėsis praktikuoti. Ir taip po truputį ir atsiras vis daugiau sąmoningumo jūsų gyvenime. Ką reiškia sąmoningumo? Tai reiškia, kad 5 įgūdžiais jūs lavinsite pats save jau vien tik nuo šito pratimo. Tų įgūdžių, kurių jums trūko augant, va būtent šiuo stebėjimu vien tik savo kvėpavimo praktika šita, jūs jau pradėsit juos lavinti. Nes, pavyzdžiui, būnant su kitu žmogum, jis kažką jums pasako, nemaloni situacija, jūs jau pulsit, jo neginsitės, nebėgsit, nepasislėpsit, nesusigūšit arba netapsit agresyvus ir neatsakysit tais pačiais savo žodžiais iš praeities, iš ateities iliuzijų, iš nepasitenkinimo, bet jūs pastebėsit savo kvėpavimą ir tam reikia tik 90 sekundžių, įrodyta mokslo, kad per 90 sekundžių stebint savo emociją ir mintis, kurios užėjo mums išgirdus iš to žmogaus, pavyzdžiui, žodžius arba esant tokiai situacijai, 90 sekundžių užtenka, kad tas jausmas, tos mintys praeitų. Tai mums belieka tik stebėti viduj savo kvėpavimą 90 sekundžių ir jau mes galėsime atsakyti į reakciją, į situaciją žmogui, į reakciją iš sąmoningos savo būsenos. Sąmoningos būsenos reiškia tai, iš ko mes norime, o mes norime ko? Mes norime tiesiog išmintingo, ramaus, sėkmingo gyvenimo, laimingo ir pilno meilės, ne? Tai va, būtent šitas pratimas ir leis tai padaryti. Tuo metu suvokiame, kad nepriklausome nei ateičiai, nei praeičiai, nei praeities skausmams, nei pasitenkinimui. Kodėl? Nes mūsų proto savybė yra, kad gali daryti vieną dalyką, užfiksuoti vieną dalyką vienu metu. Tai kai mes skiriame dėmesį dabar savo kvėpavimui, mūsų protas negali tuo metu būti praeityje arba negali būti mintimis ateityje. Taip, jau mes vos nesustabdome laiką, negalim sakyti. Ir nebereikia laukti išganymo, kad nesame prisirišę prie rezultato. Tai būtent mes esame savimi tada, kai stebim savo kvėpavimą ir nesam priklausomi nuo to, kas vyksta pas mumis aplinkoje. Taip? Nei nesėkmė, nei sėkmė neturi galios pakeisti jūsų vidinės būties būsenos. Jūs radote gyvenimą po savo gyvenimo situaciją. Eckhart Tolle. Dar kartą. Nei nesėkmė, nei sėkmė neturi galios pakeisti jūsų vidinės būties būsenos. Apie tai, ką aš kalbėjau. Jūs radote gyvenimą po savo gyvenimo situaciją. Jei pradėsit stebėti savo kvėpavimą, jūs nesat priklausomi nuo savo praeities skausmų, nuo savo ateities iliuzijų. Jūs esate čia ir dabar ir kontroliuojate save, nukreipiat save, kaip norite pasielgti šitoj situacijai su šito žmogu. Jau ne tas žmogus valdo su savo agresija jumis, daleiskim, bet jūs pasirenkate, kaip jūs norite atsakyti jam. O į agresiją dažniausiai atsakyti kaip reikia? Meilę.
Ir tada ir čia atsiranda meilė, nes jeigu į agresiją stebi mintis ir jausmus, aišku, sukyla ir mum gintis, pavojus ir ką iš čia man nori pasakyti, pradedam daryti agresiją atgal, su agresija, kas būna pykti su pykčiu, nelaimingas su nelaimingu, nesveikas su nesveiku, nepasitenkinimas su nepasitenkinimu, kas būna nieks nelaimi, tik prisikuria vis daugiau problemų. Todėl mūsų tikslas yra sutikus tokį situaciją arba žmogų, stebėti kvėpavimą ir išlikti būtent ramioj savo tylioj, šviesioj būsenoj ir tik tada priimti veiksmus, priimti sprendimus, kokie bus veiksmai. Štai koks didysis suvokimas, kokie mes iš tikrųjų esame. Tik tais truputį užaugame su išvystyta kažkuria smegenų dalyte labiau negu ta, kurią reikėtų, kuri veda mumis prie tos laimės. Bet mes tam ir esame čia, kad to galime išmokti. Toliau. Dabartis visą, ką turime čia tiesiog ir dabar, va būtent. Antra čia jau tai yra, ne? Taisyklė, kaip būti čia ir dabar. Tai dabarties momentas yra vienintelis, ką mes visada turėjom. Tai iš tikrųjų, jeigu stebim kvėpavimą, mes negalim būti nei praeitį, negalim būti nei ateitį. Tai mes ir esam čia ir dabar. Paklausykit savo minčių 10 minučių. Pavyzdžiui, sėdėkit ir paklausykit savo 10. Sėdim meditaciją ir klausom savo minčių, ne? Tai ar jūs esat kažkur, kur jūs sakom jums mintis? Ne, jūs esat tiesiog čia ir dabar. Jūs tiesiog sėdėte, tiesiog klausot. Ir tai yra geriausia, ką galime turėti. Tai tik pasikartojimas praeities, spėliojimas ateities, va tos mintis, pasižiūrėkite į savo mintis, tai iš tikrųjų jos arba iš praeities skausmų, arba iš ateities, kokios tipo norėčiau, kokie tipo turėtų būti. Nes taip veikia ego, taip veikia mūsų sąmonė. Na, ego, aišku, jeigu jo nebūtų, tai mes būtume ir neišgyvenę, jisai reikalingas, kad mes išliktume gyvi, bet tai nereiškia, kad jis turi vadovauti mūsų gyvenimui. Tai reiškia, kad didysis, iš tikrųjų visas vadovas yra jūsų vidus, o ego sąmonė tik tai jums pasitarnauja, kad tam vidui būtų patogu, faina gyventi. Ir ego sąmonės pagrindinė funkcija išlaikyti gyvus ir saugius. Tai reiškia, kad visur yra pavojai ir protas prikuria mums, kad visur yra pavojai, kad bijotume, nes tik taip jam yra saugumus išlaikyti. Ir tai yra viso mūsų pavojų vertinimo didžiausia smegenų dalis yra amygdala. Pasižiūrėkit, pasidomėkit apie ją daugiau, jau esame apie ją pasakoję su kolegė Rita iš tikrųjų. Ir nepatikėsit, ką radau. Radau naujausius, tai mūsų žymusis Elonas Muskas, nebūtų išradėjas, išrado tai, kad žmonės, kodėl nieko nepasiekė ir nebekuria, todėl, kad yra pilni baimė. Ir baimę sukuria kas? Mūsų smegenyse viena dalelytė amygdala. Jinai aktyvuojasi per 3 sekundės, man atrodo. Ar per 5, nes Mel-Robbins liepia suskaičiuoti iki 5 ir jo tada išjungi. Jinai aktyvuojasi iš karto labai greitai. Bet mes esam, mes esam protingesni. Čia yra tik proto savybė, intelektas. Mes esam daug daugiau nei intelektas. Atsimint, mes esam tiesiog šviesos kamuolys embrionas. Tai mes esam daug galingesni, daug stipresni negu kad mūsų intelekto arba kūno dalelytės. Tai išrado Elonas Muskas tai, kad išrado tokį elektroninį mygtuką įstatyti, kad išjungtų amygdalą, kad jinai nebeįsijungtų. Nežinau, ar atsiras tokių žmonių, kurie tai padarys, bet man šita idėja iš tikrųjų patinka. Kodėl? Nes viską, ko mes norime gyvenime nuveikti, mes nenuveikim tik dėl vieno dalyko. Dėl baimė. Baimė yra kodėl? Todėl, kad protas mumis stengiasi išlaikyti išgyvenimo būsenoje ir priverčia mus visko bijoti, nes jam tai patogu, nes jo savybė, mūsų proto pagrindinė užduotis yra išlaikyti mus gyvus. Tai jis pasaulį ir matys visur, ką pavojus. Tai mūsų darbas yra leisti jam truputį nedominuoti,
truputį nusiraminti ir leisti mums tiesiog gyventi. Tai aš pritariu šitai idėjai, nes iš tikrųjų, jeigu turim labai daug baimių ir esam tiesiog sukaustyti ir negalim gyvenime nieko daryti, tai išjungus amygdalą mes galėtume daryti viską, ką tik norime. Tai faina idėja iš tikrųjų. Ir pasidomėkit, galite paieškoti ir rasit informacijos. Ir toliau, išėmus laiką lieka tik dabartis. O, pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu išimtumėte viską, kas vyko praeitį, viskas, kas ateitį, gali būti, lieka tik kas, tik jūs esate čia ir ką jūs darot, pavyzdžiui, tik kvėpuojat. Ne? Tik dabartis. Ir jeigu nemokam stebėti kvėpavimą, neturime įgūdžio savireguliacijos, kurio negavome augdami savo aplinkoje, nes niekas to nemokino, bet jeigu tų 5 įgūdžių mokintumas mokykloje, tai mes turėtume nuostabų kūrybos pasaulį. Žmonės tikrai, kaip senais laikais augina, eina į turgus, džiaugiasi, vykdo mainus ir labai fainai gyvena. Tai tiesiog lietųsi kūryba. Tai jeigu mes tai darytume, beje, link to jau einama po truputį, nes atsiranda vis daugiau suvokimo ir žmonių praktikuojančių, ir jau žmonių gyvenančių iš kūrėjo šitos būsenos. Tai būtų faina, bet dėja, kadangi trūksta mums šito įgūdžio, žmogus ką daro, nes nemoka, kaip prieiti tada prie šitos savo būties būsenos, tai ką jis daro, jis tada vartoja alkoholį, rūkalus, kazino žaidimus, keliones, malonumus, vienkartinius dalykus, nes įgūdis nuo dalykų neatsiranda. Įgūdis nuo išorės, ką darysi išorėje, neatsiranda. Įgūdis atsiranda tik kai pats jį ugdai savyje. Jis tavo viduje įgūdis, o ne išoriai. Tai jeigu šito įgūdžio neugdai, pavyzdžiui, įgūdį, žiūrėkit, eiti valytis dantis, ne, tai yra įgūdis. Tai jeigu įgūdį išlavintume stebėti savo kvėpavimą ir kvėpuoti, pavyzdžiui, 3, 4, 5, tai viskas pasikeistų, nebereiktų mums vienkartinių malonumų, vienkartinių daiktų, vienkartinių žaidimų, rūkimų, svaiginimuose. Ne? Nes ir taip yra gera, tu jau pasieki tą būseną, čia aš dabar, man gerai. Tai tik sieks patirti tą be minčių. Taip, kadangi žmogus neturi šito įgūdžio, negali tiesiog būti atsipalaidavęs, stengiasi išorės dalykais numalšinti savo mintis ir savo jausmus, kuriuos jaučia. Dėl to taip populiaru yra būtent šitie visi svaigalai. Bet jeigu tai įsivaizduokit, mokintų visus įgūdžio savireguliacijos ir sąmoningumo, buvimo čia ir dabar, įsivaizduokit, kaip būtų daug geriau. Ne? Parašykit, kaip manot, kaip būtų. Ir būtent dabartyje slypi meilė, ramybė, džiaugsmas ir šviesa, ką jau ir minėjau, mes esame gimę iš embriono. Ir tada mes viską galime išspręsti būdami dabartyje, nes laike pasilieka visi stresai, kas buvo, kas ir dar gali būti. Stresas kyla mums iš ko? Iš to, kad mes atsimenam, kaip buvo. Ir kadangi atsimenat, jeigu augom neigiamą aplinkoje, mes viską įvertinam neigiamai. Ir iš to, kad svajojame, kaip gali būti, bet irgi iš neigiamos, vis kažkokioje iliuzijoje, kad atseit dabar yra negerai, dabar kaip gyvenu negerai, bet jeigu gyvensiu tam name, tai bus gerai. Naujam name, tai jau bus gerai. Čia yra iliuzija, ne? Ir šitos mintys sukelia, kad jau tada bus gerai. Iš tikrųjų, tai sukelia ką? Stresą, nes dabar tipo negerai. Ir taip nuolatos mintimis tikime ir varome save, va taip, pirmyn atgal iš praeitis ateitis. Tai paklauskime savęs, o ko trūksta šiame momente? Ko trūksta dabar? Nu, va dabar. Nors sėdžiu, man nieko netrūksta. Kvėpuoju. Ir tai yra didžiausia dovana, kurios galime norėti.
Niekada niekas nenutiko praeityje ar nutiks ateityje, viskas vyksta dabar. Dabar tiesiog mes kvėpuojam. Ir iš šito stebėjimo savo kvėpavimo, tada ir nusprendžiam, kokios mintys mums reikalingos, galvoti, kokie jausmai mums reikalingi, jausti, kad galėtume tiesiog daryti aplink save tai, kas yra reikalinga. Viskas pačiu harmoningiausiu būdu. Ir čia yra pagal dvasingumo mokytoją Hartolį. Tai klausykime, bet ne tik paklausykime, bet stebėkime savo kvėpavimą ir paimkime tuos žodžius į save. Pilnai naudokis savo jutimais. Mes turim ne tik jausmus, emocijas ir mintis, bet mes turime pojūčius, tokius kaip intuicija. Kas yra intuicija? Mūsų viduje tuksintis ta embriono šviesa. Būk ten, kur esi. Apsidairyk aplinkui. Tik žiūrėk, neinterpretuok. Neteisk, nevertink, neįvardink. Tiesiog apsižiūrėk aplinkui. Pamatyk šviesą, formas, spalvas, tekstūras. Tiesiog matai spalvas, formą, bet neįvardini žodžiai. Nes žodžius mes turim tik tokius, kokius susirinkome augdami. Pajusk tylų kiekvieno dalyko buvimą. Suvok erdvę, kuri leidžia viskam būti. Klausykis garsų. Nesmerk jų. Klausykis tylos po garsais. Palieskite ką nors, bet ką, ir pajuskite bei pripažinkite jo esybę. Stebėkite savo kvėpavimo ritmą. Pajuskite, kaip oras teka į vidų ir išeina. Lauk. Pajuskite gyvybinę energiją savo kūno viduje. Leiskite viskam būti viduje ir išorėje. Leiskite visiems dalykams būti. Giliai pereikite į dabar. Jūs paliekate alinantį psichinės abstrakcijos laiko pasaulį. Suvokimo žodžiais praeities ateities pasaulį. Giliai jūs išeinate iš beprotiško proto, kuris išsunkia jūsų gyvybinę energiją. Lygiai taip pat, kaip pamažu nuodija ir naikina žemę. Jūs pabundate iš laiko svajonės į dabartį. Galėsim paskaityti dažniau. Giliai. Taigi, visa paslaptis, jeigu norite paleisti po truputį stresą, kuris kyla jums iš praeities skausmų arba ateities iliuzijų, kad turėtų būti kitaip, mokykimės tiesiog giliai pajausti dabartį. Ir lengviausia tai yra padaryti, stebėti kvėpavimą. Taip, ir trečioji paslaptis. Aš ir dabartis ir yra viskas, ko mums reikia. Tai yra pilnatvė, pilnas neabejonas. Aš ir dabartis, nes mes jau esame. Tiesiog jau esame. Bet nuo 3 metų susikrovėme minčių ir jausmų pasaulį iš aplinkos. Taip ir tapome kažkuo tais asmenybė kažkokia. Bet iš tikrųjų mes tiesiog jau esame. Priėmimas kaip yra. Kas kuria stresą, nerimą, įtampą, pyktį ir baimę, kaip manot? Pasipriešinimas, prieštaravimas tam, kaip yra, kuria skausmą.
Tai reiškia, kad mūsų suvokimas siauras, tik tai iš tos aplinkos, kurioje esame, mes susidarome vaizdinius iš to, ką matome, iš to, ką girdime, iš to, ką skanaujame, iš to, ką užuodžiam, ne? Ir iš to, ką liečiam. 5 mūsų receptoriai. Tai jeigu mes užaugame, pavyzdžiui, tik tai miške, tai mes papuolę į miestą matysime tik tai pavojus, nes nesuvoksime, kas tai yra ir mums tai bus pavojus. Tai mums kels nerimą, įtampą, stresą, pyktį ir baimę. Ir kurs pasipriešinimo mintis, kodėl mes ten neturėtume būti. Ir atvirkščiai, jeigu užaugam mieste, nuvažiavę į kaimą, mes galim jeigu užaugame mieste ir nuvažiuojame į mišką gyventi, vienkiemį, mintys mūsų ir jausmai kurs labai daug pasipriešinimo ir prieštaravimo, kodėl mes ten neturėtume būti, nes tai yra, jau kyla pavojus mums išgyventi ir viską darys mūsų protas, kad tik tais mumis apsaugotų nuo to. Tai va čia ir yra visa mūsų gyvenimo problemų priežastis, kad nuolatos mūsų protas kuria pasipriešinimą, kodėl neturėtume mes to daryti, nes jo tikslas mus išsaugoti. Ir jeigu mes nesame stebėtojai tik tais to proto, tai protas mumis va būtent ir valdo, kad mes ir jo klausome ir nedarome. Nes situacija yra aplinkybės, žmonės kelia mums skausmą, bet mūsų mintys apie tai. Čia man buvo didžiulis suvokimas iš tikrųjų. Apie tai daug kalbama, pasistengsime ir mes daug pakalbėti. Nes įsivaizduokit, nuo 3 metų mes pradėjom vertinti žmonės ir pasaulį tik tai iš tos aplinkos, kurioje iš tų 5 receptorių, ką matėm, ką girdėjom, ką skanavom, ką užuodėm ir ką lietėm. Ir nuo to, jeigu aplinka buvo teigiamas, wow, fainai, ne? Tai mes mintis susikūrė teigiamos ir fainas. Ir va dabar matom tos fainai žmonės gyvenančius, ne? Nes jie užaugo teigiamoje aplinkoje. Bet jeigu mintis užaugame neigiamoje aplinkoje ir matome tik tais labai siaurame rate, ne, pavyzdžiui, aš neturėjau galimybių keliauti, aš neturėjau galimybių daug patirti teigiamų jausmų, teigiamų reakcijų, teigiamų emocijų, teigiamų situacijų, patyriau daug daugiau neigiamų. Tai aišku, kad ir mano mintys susikūrė daug daugiau neigiamos, tos, kurios man ir kelia neigiamus jausmus. Tai yra skausmą, baimę, nerimą, įtampą ir stresą. Taip? Ir todėl mes vis kažko tikimės, arba vis kažką prisimenam ir negalim būti čia ir dabar, va toj tiesiog pilnatvėje. Tarp lūkesčių ir dabarties yra tarpas, gap angliškai, ne? Tai va, įsivaizduokit, tarp to, ką mums sukūrė mūsų mintys iš aplinkos, tokios jausmus mums sukūrė, ir to, ką mes įsivaizduojam, kad turėtų būti, arba kaip buvo, yra tarpas. Va tą, ką šiandien mes padarėme, ne? Kad kai stebim kvėpavimą, mes stebim. Šitas stebėjimas ir yra tas tarpas, kad jūs nesate tavo metu nei praeitį, nei ateitį. Jūs tiesiog čia ir dabar. Va tame tarpe ir yra ta dabartis. Ir tada ir yra tas esamas laikas. Ir įsivaizduokit, jeigu mes jo nepagaunam šito esamo laiko, tai tada kas? Mes atsiranda mintis ir jausmai, kurie mums kelia skausmą. Bet tai tik tais mintis ir jausmai. Viskas. Bet mes esam kas? Koncentruotas dėmesys į vidų, į tą, iš ko mes atsiradom. Mes tiesiog šviesus embrionas. Gimęs iš meilės, ramybės ir džiaugsmo. Jeigu neturim šito įgūdžio stebėti va būtent savo vidų, kuris iš to visa gyvybė mūsų kūnas yra gyvybė. Tai jeigu neturim įgūdžio stebėti šitos gyvybės, o nuolatos esame įsisukę į mintis ir jausmus, o jos yra iš praeities arba iš ateities iliuzijų, tai jos mums ir sukelia
skausmus, nerimą, įtampą, baimę ir stresą. Taip pat atsakykite dabar savo į klausimą, ar verta iš tikrųjų pradėti stebėti savo kvėpavimą. Stebėti, kaip tavo mintys sukuria pasipriešimą tam, kas yra. Taip, būtent miško ir kaimo, miško ir miesto pavyzdys. Pabandykit suprasti ir pabandykit stebėti savo mintis, kai jos pasako kažką, kai jos kužda kažką daryti, kai jūs norite iš vidaus kažką daryti, nes jumis tai veda iš meilės, iš džiaugsmo ir iš ramybės, bet mintis sukuria pasipriešinimą, kodėl neturėtumėte jūs to daryti. Nes jų tikslas yra prisikrovus neigiamų patirčių ir ateities iliuzijų, jų tikslas yra išbūti tame, jumis išlaikytame. Būk čia ir dabar reiškia stebėk, kas vyksta mintyse ir tada iš priėmimo, kaip yra, pasirink veikti toliau. Va, čia šitie du pirmi sakiniai yra jūsų viso likusio gyvenimo tikslas. Stebėti, kokios mintys kyla jums ir tiesiog, kai pradedam kvėpuoti, priemam taip, kaip yra ir pasirenkam, kaip norim tada elgtis. Veikti iš dabarties būsenos, kurioje visada švyti meilė, džiaugsmas, ramybė, o ne pasileisti be stebėtojo į minčių srautą, kuri pilna pasipriešinimo viskam, kas vyksta. Čia apibūdina visą mano gyvenimą. Antroj dalyje sakinio. Be stebėtojo aš tiesiog viriau visam minčių, jausmų pasipriešinimo pasaulį, nes jisai yra pavojus, va tam visam rate. Kol sustreikuoja sveikata, kol pradedi jau suvokti, kad kažkaip nesiseka, o kitiems sekasi ir kažkas čia yra tikrai negerai. O negerai yra tai, kad tiesiog buvau pametus būtent neturėjau šito įgūdžio, nesupratau, kad neturėjau įgūdžio būtent stebėti, koncentruoti dėmesį į stebėtoje, kuris stebi mintis, stebi jausmus ir stebi kvėpavimą. Tai dabar nuostabus tiesiog įkvėpimas yra to tik mokytis, mokytis ir mokytis. Vienintelė vieta, kur gali plaukti su gyvenimu, tai yra dabartis. Tai yra iš tikrųjų dabartyje vyksta labai daug išgyvenimų. Ir išgyvenimų tų fainų tokių jausmų, kuriems mes duodame pavadinimus žodžiais ir jau duodame pavadinimus žodžiais tos fainus. Tai jeigu stebim kvėpavimą ir aš, pavyzdžiui, matau, wow, kokias gražias gėlės, wow, koks fainas kompiuteris, wow, kokia žalia šviesytė šviečia, mane filmuoja. Tai yra naujas išgyvenimas, kuriam duodu gražius žodžius pavadinimus. Ir jau tai mano vaizduotėje kuria gražius vaizdinius, tai man sukelia fainus jausmus ir taip kuriasi va tas naujas fainas gyvenimas tada. Dėl to palikime šone mintis, stebėkime ir priimkime sprendimus iš dabarties momento. Vien tik tos vienintelės praktikos dėka, stebėjimo savo kvėpavimo, būti stebėtoju, atsiveria iš tikrųjų va štai tokios galimybės. Bet dažnai instinktyviai supuolame į pasipriešinimo mintis, tada geriausiai yra atsitraukti ir imtis veiksmų ant vieno dalyko, kuriame galime veikti iš dabarties. Na, čia truputį jau taip gilu, bet esmė tame, kad jeigu stebėsime savo kvėpavimą, pradėsime elgtis visai kitaip ir sustabdysime vis dažniau savo tuos neigiamą elgesį, kuris mums tiesiog nebepatinka daugiau, ne? Ar ten rėkimas ant vaikų, ar tenais atšovimas staigiai savo partneriui. Tai jeigu mes nestebim, tai mes ir veikiam automatu, mūsų smegenys jom labai patogu, jos jau žino, ką atšauti ir jos staigiai šauna. Bet jeigu tuo metu 90 sekundžių mes tiesiog pastebim kvėpavimą arba savo vidų, tas jausmas, tos mintys praeina ir mes jau galime reaguoti ir elgtis visai kitaip, kas veda mumis prie daugiau ryšio, prie daugiau meilės, prie daugiau ramybės, ne? Ir sutarimo. Tai va koksai, ne? Ar čia tai yra pavyzdys, bet manau, kad dabar aš jo šiuo metu nepaimsiu, nes pasakiau daug gražesnį. Palikti, priimti visą, kaip yra, nereiškia pasiduoti. Taip.
Tai nereiškia, kad jūs pasiduoti yra, kaip Eckhart Tolle pasakė, pasiduoti yra ne silpnybė, o stiprybė. Tiesiog jūsų darbas koks dabar, jums nereikia nieko kovoti su tuo, kaip dabar yra. Jums tiesiog reikia nukreipti dėmesį į savo kvėpavimą. Nukreipti dėmesį, kad esate stebėtojas. Ir viskas, nuo to viskas pradės keistis ir jūsų aplinkoje. Reiškia, kad jūs pasikeičiate, nepasirenkate veikti. Ką reiškia, va būtent tiesiog dabar viską mesti, galvoti ir jausti, tai ką iki šiol darėte, tuo būdu ir leisti dabar pradėti tiesiog sėdėti ir kvėpuoti, pavyzdžiui, ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs jau pradėsite veikti ne iš baimės, o išliksite ramus. Ir iš tos ramios būsenos jau veiksite arba iš meilės, arba iš džiaugsmo, arba iš ramybės, arba iš tylos. Tai jūs veiksite, bet visiškai iš kitos būsenos. Ir dažniausiai situacijos pačios susitvarko arba imamės būtinų veiksmų iš ramios būsenos. Ne, o jeigu negalime, tiesiog atsitraukiam. Visais atvejais tu esi laisvas ir ramus. Kodėl? Nes tu esi stebėtojas savo vidinio embriono, iš kurio ir gimiai. Susidarei. Štai koksai suvokimas. Pavyzdžiui, matai save konfliktuojant, skundžiantis, tai nesi tu esi įkaitas savo minčių, jautiesi atskirtas nuo pasaulio. Paprasta. Tai nereiškia, kad tu priimi situaciją kaip yra, tai reiškia, kad priimi situaciją be minčių, nes mintys yra kas? Praeities skausmai arba ateities iliuzijos, tai ar galim pasikliauti jais? Ne. Nes gyvenimas keičiasi, viskas keičiasi, o mes laikomės to pačio arba ten kažkokio iliuzijos, ne? Mums reikia iš dabar veikti. O tada jau gali veikti pasitelkęs intelektą, kūną ir iš dabar. Tai kai stebim savo kvėpavimą, mes esame stebėtojai, tada mes pasinaudojam savo kūno galimybėmis ir savo intelekto galimybėmis veikti, elgtis taip, kaip geriausiai yra sau, žmonėms ir pasauliu. Priimant kaip yra, pasijuntame artimi su žmonėmis, priimame juos kokie yra, nes neteisiame, nesmėjarkime, nebūnam minčiuose, nevertiname, nekaltiname, o ramiai pasitelkus logiką arba šviestyrus jausmus veikiame. Štai kodėl verta pradėti stebėti savo kvėpavimą, mėlyje. Taip, kada turime galę stebėti savo baimę, pyktį, nusivylimą, priimame ramius sprendimus ir tada išorėje pasidaro darnu. Nuo vieno įgūdžio jau pradės viskas keistis. Jie yra 5, atsimenat, ką pradžioj sakiau, sveikai gyventis, sąmoningą gyvenimą gyventi mums reikalingi 5 įgūdžiai. Ir jeigu šiandien jau pradėsime vieną įgūdį, tai yra dėmesio koncentravimas į savo kvėpavimą, ir jeigu jį lavysime, pradėsi visi kiti po truputį lavėti, ir tai pradės jau darytis darnu ir mūsų aplinkoje, nes mes pradėsim veikti iš darnios pozicijos. Mokinamės. Pirma, stebiu viduje sukilusias mintis, jausmus. Antra, veikiu realybėje iš to dabarties momento. Dabarties jūsų momentas, mano, jūsų, visų mūsų, yra iš embriono meilė, šviesa, ramybė ir džiaugsmas. Ir iš Biblijos pacituota yra, but the fruit of the spirit is love, joy and peace. Ir apibendrinant, pasidarykite savo praktiką, ar gali tikėti savo mintimis, jos laike, praeityje arba ateityje. Negali tikėti, bet jas galime ką daryti? Stebėti. Ir antra, nebūti dabartyje tau kainuoja baimė, nestebėti savo kvėpavimo, neveikti iš savo prigimties tau kainuoja baimė, pyktį, nepasitenkinimą, nerimą, įtampą, nelaimės, nesėkmės, neturtą, neagresiją, apatiją, vienatvę
kad išvengtum, bet nelaimingai gyventum, kad išgyventum, bet nelaimingai gyventum. Vien nedarant šito pratimo jums kainuoja štai tiek. Ir trečia, tu esi dabar meilė, džiaugsmas ir ramybė. Iš čia priimi visą, kas yra, nes tai tiesiog yra ir tik tada panaudoji mintis pasirinkti tinkamas variantą sprendimai. Vien nuo kvėpavimo stebėjimo. Tai va, šiandien tiek. Ką reiškia iš tikrųjų būti čia ir dabar. Ir parašykite, kaip sekėsi jums tai pagauti šį suvokimą ir ar turit kokių klausimų. Ir susitiksime kitose suvokimo paskaitose, ko gero. Kaip faina. Pradedame ugdyti naują įgūdį, stebėti savo kvėpavimą. Iki, mėlyjeji, bučiuoju, apkabinu ir parašykite, jeigu reikės kokios pagalbos.